Per 20 000 Pragos gyventojų išskerstų už tikėjimą ir laisvę, kankinystę, išgelbėk mus Viešpatie. Per Lietuvos vaikų uždaužytų lazdomis, mirusių kasyklose ir tremtyse, kankinystę, išgelbėk mus Viešpatie. Tai turbūt nereikia čia jums priminti, kad Praga tai yra Varšuvos priemiestis ir būtent tame priemestyje buvo išžudyta labai daug sukilimo dalyvių tame mūšyje, tame priemestyje žuvo Jokūbas Jasinskis. Kaip minėjom, mes pradedame nuo Kosciuškos sukilimo. Taigi, šitas sukilimas mes puikiai žinome, kuo jis pasibaigė, žodžiu, ir paskui po šito sukilimo, ypač po, žodžiu, sekančių sukilimų 1831 metų, kai kas keičiasi aplamai tuo metu visuomenės sąmonėje, ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje. Atsiranda tiesiog, jeigu tikint to, ką rašo amžininkai, tai kad visi išgyveno ir galvojo, kodėl 31 metų sukilimas pralaimėjo. Tai buvo savotiškas iššūkis. Aš sakau tai todėl, kad literatūroje, aš nežinau, turbūt apie tai yra rašoma daug kur, bet aš sakyčiau, gana neblogai turbūt žinau archyvus tą temą, ypač istorijos archyvų, ir žinau daugybę bylų, kur yra daugybė raštelių, visokių parafrazių, eilėraščių nuorašų, perdavų, kurie apie tai kalba. Ir kalba kartais labai drąsiai, kad nagrinėja, pavyzdžiui, kad yra, kaip savo Motiejus Lojeckis, kuris turi ryšį su Aleksandru Daukantu, Simono Daukanto Trojus, yra jo vienas neskelbtas palikimas, žodžiu, kurį rusai randa lenkų kalba, jie išverčia rusų kalbą, originalai dažniausiai yra nerasti arba nežinoma, kurie yra. Tie vertimai dažniausiai yra tikslus, kuris rašo, reiškia, ir taiko, matyt, besimokančiai visuomeniai. Ir rašo, aš taip lietuviškai pasitosiu, Lietuva buvo Rusija, 5 šaukštukai, o Dieve, kokia nesąmonė, Lietuva buvo Rusija, vėl šaukštukai, aš nebegaliu čia būti, aš išeinu, Dieve, šio laiško kažkam tai rašyta. Tai tie klausimai buvo sprendžiami be abejo ir buvo galvojama, kodėl sukilimas pralaimėjo. Ir svarbiausia, žinoma, be abejo, tas dalykas labai rūpėjo, žodžiu, ne šiaip paprastai, kodėl pralaimėjo, kad jis pralaimė sukilimą, niekas tam, taip sakant, labai dėl to galvos nekvaršina, kad visuomenė pati. Bet todėl uždarytas Vilniaus universitetas. Čia buvo neeiginis įvykis, uždaro Vilniaus universitetą, daugybę išvežė atgauti ir išvažiuoti iš Lietuvos ir lieka tokia tuščia duobė. Ir vat klausimas, kodėl tie studentėliai, kodėl Vilniaus miesto, kodėl tie studentėliai ėjo ir dalyvavo su savo atskirais pulkais, netgi sukūrė, o kodėl neatėjo Vilniečiai, kodėl jie neatėjo, kodėl neprisijungė, kodėl jie nedalyvavo. Ir vat klausimas, kodėl visas šitas dalykas vyksta. Ir įsivaizduoju, šiek atrodo nieko ypatingo, tačiau pradėjau galvoti, kodėl. Ir jeigu kalbant apie naujo herojaus įvedimą, aš vadinsiu herojumi, žodžiu, tuo metu visuomenės sąmonėje, tai būtent apie patį žymiausią Lomą, sakysime, apie valstiečius, tai čia kokia nors tapyboje nebuvo nauja, juos piešė Smuglevičius arba panašiai, bet po sukilimo jie tampa kaip tai politinė figūra. Aš jums paskaitysiu čia Pingvinys. Žodžiu, priminsiu, kad, žodžiu, kas jums žinoma, atleiskit, kas nežino, turbūt visi žino, bet kad Adomas Mickevičius dalyvavo sukilime, gal būtų dalyvavęs, jis nespėjo, pavėlavo ir jis nuvažiuoja, pabėga į Paryžių, į Prancūziją ir jam skaudu dėl viso šito. Ir ten, vietoj to, kad jisai ieškotų kur nors darbo, kažko užsiimtų, jis kūrė tas piligrimystės knygos. Ši iš tikrųjų yra maldaknygė. Jeigu nori pajusti jos dvasią, reikia skaityti veltui, nes čia yra labai svarbu kirtis. Lietuviškai apie kirčių nėra, tai čia žodžių aplamai, kiti Adomas Mickevičius, lepuką paskaityti. Tai va, piligrimystė. Jis kalbą skiria piligrimams, kurie turėjo pabėgti, kurie pabėgo iš šitos vietovės, ir jis skiria, reiškia, piligrimų, kurie, turėjo išvykti. Dabar piligrimai buvo mokytis, o dabar štai mokslai, kuriuos vertinai, tapo nenaudingi. O tuos, kurių nepaisei, dabar vertini, kad pažintum, kas yra šio pasaulio mokymas. O kai grįši į savo šalį, kad tartum praščiukėliai, mano bet dar moks nėra.
Čia nesik yra naudojamas tas žodis, kaip pavyzdžiui, vargsta ir skurdžiai, mano bendra paveldėtoja yra visą laiką, kad reiškiasi, žodžiu, iškelia šitą. Tai faktiškai va šitas pažemiausias sulomas, sakysim, jis tampa tam tikra politinė arena labai svarbu. Čia turbūt aš galėčiau labai daug žinoma apie tai kalbėti, bet reikėtų priminti ir Vėliavelį, kuris pirmas tą šūkį iškėlė už mūsų ir jūsų laisvę, ne, už jūsų ir mūsų laisvę, už jūsų ir mūsų laisvę būti ne, už mūsų ir jūsų laisvę. Taip. Žodžiu, paskui Jotumas Vėliavelis, paskui Simonas Konarskis, kurie kūrė programą, kad negalime iš karto pulti ir kovoti, ginklą imti ir daryti naują sukilimą. Tai reikia liaudį paruošti morališkai. Ir va Simonas Konarskis visą šitą programėlę, kurią jisai padedant Vėliaveliui turbūt parengė, yra apie tai, kad valstiečiai turėtų tapti vieną iš pagrindinių jėgų sukilime, kuriam irgi reikia pasiruošti. Ir reiškia, pirma partizaninis karas, ginklai, visa kita ne iš karto. Ir kad šitie valstiečiai, kad jie yra vien dėl to, kad jie yra faktiškai žemių savininkai. Nepripažino dolažų, faktiškai visi žemė dirba žemės savininkai. Taigi, sakysim, kokia tai prasme eina. Ypač šitą išpopuliarinama, kai jau minėtų Medicinos chirurgijos akademijos studentai. Akademija veikia tik 10 metų, kad 10 metų ten buvo tiek daug visko, kad šitai būt neužtektų ir kelių knygų, kiek yra buvo. Ir galiu paminėti, kad visas tas palikimas praktiškai yra inkorpore, nežiūrėtus. Žodžiu, jis labai sudėtingas yra, būtų labai sudėtinga tirti, bet čia yra daugybė momentų, tarp kitko galima kalbėti ir jau su Andamu, ir su Sūnumi panašu. Taigi šitas sukilimas be abejo turėjo labai didelę reikšmę. Dabar kalbant apie tą vėlesnį laikotarpį, Vilniaus mieste kultūra po sukilimo kultūrai gauna tam tikrą pagreitį. Čia galima kalbėti apie Moniušką, apie žodžiu namų dainas, galima kalbėti apie įvairius tokius, kur žmonės rinkdavosi. Žodžiu, gavosi tokie centrai, sakysim, kultūriniai centrai, kur žmonės rinkdavosi, nes iš esmės, kai nebuvo universiteto, paskui uždarė Medicinos chirurgijos akademiją, viskas uždaryta, ir žodžiu, ta balanda vyksta kaip atskiruose židiniuose, tiek Vilniuje, tiek už Vilniaus ribų. Tai kai čia galima pradėti kalbėti apie Antaną Zaleskį. Dabar Antanas Zaleskis, truputėlį biografijos priminsiu, žodžiu, kai nesukrysčiau, jau minėjau, kad yra 140 metų nėra mirties, negyvėjimo mirties. Reiškia, jisai, žodžiu, iš labai garsios Zaleskių giminės, kuri buvo, jo tėvas Mykolas Zaleskis buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Vaiskis, Seimo narys, žodžiu, ir labai savo metu tokia ryški figūra. Dėl šalyse turėjo 2 sūnus, tai vienas iš jų Antanas, tas jų brolis Ignotas, abu buvo išskirtinės asmenybės. Čia dar galima būtų kalbėti apie koplyčios pastatymą, kur yra Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslas, neseniai nustatyta kabutėtis dalininkai. Žodžiu, jie išsikūrė dabartinėme Kaišiadorių rajone. Ir, žodžiu, brolis Antanas Kašikiškėse, o kitas jo brolis Ignotas, jis įsikūrė Zubiškėse, tai ne taip toli, žodžiu, kur irgi turėjo savo dvarą. Dabar čia visi jie buvo išsimokslinę. Jis Antanas Zaleskis studijavo dalį Vienoje, baigė Florencijos dailės akademiją. Žodžiu, jis tame dvare įsikūrė 1845 metais, vedė Mariją Gorską, ir turbūt jau šeima nusiperka tą Kašikiškių dvarą ir jame įsikūrė. Turėjo sūnų Mykolą ir dukrą Juzefą, apie kurią dar nepamiršiu pasakysiu, nes neseniai išėjusi nauja knyga yra apie žodžiu Vilniaus Zaleskius. Žodžiu, tai buvo iš viso neeilinė asmenybė, kaip rašo, mokėjo graikų, latynų, italų, vokiečių, prancūzų, anglų kalbas. Žinojo visuotinę lenkų istoriją, mėgo poeziją. O tas mėgimas poezijos beveik kiekviename dvare buvo. Visi atsirasdavo, prasta poeziją kurdavo, mėgdavo ir kurdavo. Ir tose rašytinės šaltiniuose archyvuose, aš žiūriu, pavyzdžiui, daugybė yra. Pirmai 2 stulpelį Dikto Adomo Mickevičiaus, 3 nesuprasikinu,
Ketvirtas vienas suprastai, kad ištisiniai kažkokie perkūrimo variantai, matyt pritaikymo kokie nors renginiai, kokie nors studentams, kokie nors priemoniai. Labai įdomus būtų toks palikimas, jeigu teko nagrinėjus. Tai va, žodžiu, vieno aukšto gyvenamas namas, ir čia aišku buvo stodas, buvo tvenkiniai, buvo didelės arklides. Tai čia yra Kaščiukiškės. O Zūbiškių čia nuotraukos neturiu, Zūbiškėse gyveno brolis, neišlikęs tas dvaras iš jūsų, gyveno brolis Ignotas. Tai va, tas brolis Ignotas buvo poetas, kūrė eilėraščius ir buvo pagarsėjęs kaip muzikas ir dalinai kaip kompozitorius, sakysime, kurdavo kūrinius, aišku, dabar sunku vertinti, kokio lygio tie kūriniai buvo, bet aplamai apžnykai rašo, kad jisai reiškia ir muzikas, ir kompozitorius. Žodžiu, jisai irgi gimė turbūt Varšuvoje, kaip manau, 1839 metais, man atrodo, Pogonskų kapinėse tebėra jo kapas. Žodžiu, jis buvo radusi duomenų kažkada tai, bet iki galo nepatikrinau, ten Zaleckų nei vienas yra palaidotas, jis kurį laiką tarnavo Lenkijos karalystėje, ir žodžiu, jisai vedė Arną Lopatinską, vaikų jisai neturėjo. Žodžiu, kaip rašo, kad jisai dvaras buvo jo gana turtingas, matyt, geriau išsupikavęs teritoriškai, ūkiškai negu Kaščiukiškėse, būtent, žodžiu, jo dvaras Zūbiškėse, žodžiu, kad jisai buvo palivankas, spirito varykla, malūnas, karčiama, koplyčia. Samdė ekonomą į Eigulį, sprendžiant pagal viską, pagal rašytinius šaltinius, kada buvo tas dvaras, jau reiškia nusavintas, ir buvo gana turtingas dvaras ir matomai, kad jisai ūkiškai labai gerai vertėsi. Kad jisai rašo, kad vien irgi Dinamo Bosų. Jeigu Dinamo Bosų yra kiti atsiminimai dabar parašomi, kad jie labai mėgdavo lankytis pas Maniušką. Ir kad Maniuška netgi kartais jiems pritaikydavo kažkokią dalį savo parašytų kūrinių vienam arba kitam atlikti. Taigi va, dabar mes apie Zūbiškės nekalbėsim. Zūbiškių dvaras, kas yra minimas Karsus Tiškevičiaus Neris ir jo krantai, ten aprašyta, kad jis lankosi Zūbiškėse, gal vėliau paveikslų, panašiai, nors namūrų, kad jie biškai sumaišytas su Kaščiukiškėmis, bet matomai, kad lankėsi Zūbiškėse kokiami, bet turbūt lankėsi ir Kaščiukiškėse. Tai va, dabar kas lankydavosi tame dvare? Dabar lankydavosi labai daug žmonių, ne visi yra išlikę, ne visi yra žinomi, galime tik kaip kurias spėjo ir stėlioti. Taigi dabar išvardinsiu, kas čia lankėsi poetas Jurgis Laskajus. Kaip manoma, tai buvo Zaleckų giminaitis, yra jo kūrinių išleista, aš nežinau, Vilniaus tokių biblioteką turi, aš netikrinau, bet Paryžiaus, reiškia, Lenkų biblioteka tikrai turi Laskajų išleistų kūrinių, aš pati varčiau ir kažką tai kopijavausi tada savo metu. Žodžiu, tai prasme, kad jisai buvo labai aktyvus Maniuškos namų lankytojas. Dabar turėjo slapyvardį Bocian Vilenski, tokių slapyvardžių buvo ir dažnai publikuodavosi rašomasi Vilniaus laikraščiuose. Kiek žinau, jo likimas yra vieną sovietmetis. Tai vadinasi, čia būtų ką veikti, būtų normaliai daroma, aš sakau, aš to specialiai netyriau. Dabar kita išskirtinė asmenybė, kuri galėjo dvaras didžiuotis, būtent Kaščiukiškės, tai buvo italas, italų aktorius, grynas italas, tai buvo Giuseppe Chilas Bonoldi. Giuseppe Chilas Bonoldi, reiškia, jis buvo baigęs vokalų studijas Lozanos universitete. Vilniuje jis apsigyveno 1842 metais, kai pakvietė vietas vienas turtingas dvarininkas mokyti muzikos savo dukrą. Reiškia, ir tada mokyti savo dukrą ir tada jisai atvažiavo Vilnių, vedė vietinę vaikinę, išmoko kalbą, suprantama. Ir amžininkų vienas iš atsiminimo autorių, kaip Savidzinskis Vitolas rašo, Vilniuje įsigyveno artistas italas, kuris tapo Maniuškos draugu ir ištikimu pagalbininku. Prieš porą metų grafas Lopatinskis, tą keliaujantį artistą, pasipėdė savo šeimos dainavimo mokytojų. Balsą turėjo malonų, net ir stiprų, bet dainavo taip patraukliai, kad jau jam
jau žinomas, kad jam žinomos Minsko dainos jų atliekamos įgaudavo naujas spindesio ir išraiškos. Jamonišką parašė specialiai jam daug dainų. Tai žodžiu, su taip rašo, matome, ir artistas, ir balsą gerą turi. Tarp kitko, mums yra labai žymus ir to, kad jisai turbūt nebežymesnis mums yra žinomas, kad yra žinomas kaip ir fotografas. Tuo metu fotografija, suprantate, buvo, reikėjo turėti leidimo fotografiją kurti, reikėjo, žodžiu, su fotografija dirbtuvės teikti. Ta fotografija buvo labai sudėtingas, reiškia, turėjo leidimą būti ir visa kita, žodžiu, caro valdžiai. Tai 1448 metais priešas generolo gubernatoriaus sūnus, jis atsidarė savo fotelėje, kurioje fotografavo sukilėlius. Jo nufotografuoti sukilėliai, kuriuos jis nufotografavo, saugomi istorijos archyve, ten yra specialus Parejo fondas. Tai vienas iš tų yra būtent fotografuotas 2 Konstantino Chmelniausko nuotraukos, kurios yra labai gerai mums žinomos. Ant vienos jų yra užrašyta, kuris saugo Maskvos muziejuje, užrašyta Abonoidė fotograf. Na, galiu tik pridėti, kad pagal šią nuotrauką Dalnepis Jonas Mackevičius 1935 metais, gal pažiūrėti, tai bus sukūrė Kalinausko portretą. Nu, žodžiu, žinoma, čia tai uždarbė gal nebuvo tokie labai dideli. Reikia pasakyti, kad tuo metu fotografai, kurie buvo turbūt visi, jie turėjo ambicijų kaip menininkai. Ir labai dažnai vietoj to, kad užsidirbtų, fotografuotų pažįstamus žmonės ar giminės, jie fotografuodavo miestų vaizdus, kokias apylinkes, kokias nors vietovės, kažką tik tais galbūt kaimų sudarinėdavo, kažką paprastai negaudavo pinigų. Tai vat ir Bonoidis pinigus įdirbdavo Bajono institute, dėstydamas dainavimą. Čia vat yra Bonoidis, matom su užsiukais reiškis, įdėda vienas išlikęs paveikslas, kur būdintis nupaišytas navai, tarsi buvo skirtinė figūra, labai elegantiška, labai tiesiai funambrai nedaug rašoma. Bonoidis ir sekantis bus Valdovas Suskovskis, čia yra Vladis Dmichauskis. Jisai Vilniuje gimęs, dar jis mokėsi Vilniuje, paskui Paryžiuje, tai yra garsaus dailininko Vincento Dmichauskio sūnus. Ant jis statė pagal Miesteračiaus kūrinius, ką Meistravo, šįdomą neteko sutikti, vėl gyvenko padėto baidoje, bet jis į tuos senuose labai aktyviai dalyvavo, o paskui labai bendravo su Ignotu Zareskiu. Dabar grįžtant prie šios įdomiausios asmenybės, Nikolas Silvijos Andriolis, Mykolas Silvijos Andriolis. Ir žodžiu, tai čia yra jau turbūt legenda. Jisai žinoma labai dailininko Pranciškaus Andriolio, tapytojo, medžiai drožėjo sūnus. Reiškia, tas Pranciškus Andriolis mums nelabai yra mūsų visuomenė žinoma, bet iš tikrųjų tai jis yra restauravęs Vilniaus katedros skulptūras, ypač Raudondvaryje labai daug dirbo, paskui, reiškia, atliko įvairius drožybos darbų. Jis buvo labai garsus tas tėvas, ypač labai mėgo Vėliavos pakrantės, Raudondvarį, ką matyti jau nesyk lankydavosi ir panašiai. Tai vat, jos sūnus matomai viską iš šito paveldėjo. Dabar galiu jums jūro formą pasakyti, bet neseniai iš jūsų sužinojau, aš kaip tai, pati nebūčiau pagalvojus, kad tuo metu jauni žmonės studijuoti, ką studijuoti, jūs labai traukia mediciną. Medicina traukia yra daug Mickevičių. Aš radau Pilyvinystės knygoje, kuris išjuokė medikus, kai jūs jau užsiimat visokiais Braulo, visokiais metodais, visokiais niekais, panemokat gydyti paprastų žmogaus praščiukėlių. Ir apamodys jūs išvarovas gydytojus lauk. Žodžiu, kažkoks tai pasirodo, kad jisai, kaip man kolega sakė, kad jisai, būdamas Vilniaus universitete, lankė 4 semestrų paskaitas medicinos ir turėjo kaip pat nuo vaikystės su vaistinė, ryšį Naugarduke irgi su medicina. Taigi va, tai čia yra Mickevičius. Dabar tas Andriolis iš pradžių taip pat įstojo mediciną 1855 metais Maskvoje, stebėjo mediciną, bet paskui tą mediciną, aišku, metė, paskui mokosi Maskvoje tapybos, skulptūros mokykloje, paskui Peterburgo dailės akademijoje įgyja dailininko diplomą, paskui kurį laiką gyveno Romoje ir po to apsigyveno Vilniuje. Tai vat Mykolas Silvijos Andriolis
žodžiu, tėvo, tai tikriausiai, žodžiu, pasumai biškį patagrįšim, tikriausiai aš bent laikyčiau pačių žymiausių, žodžiu, gal geriausių, kuris įgarsino poną Tadą savo piešiniais, ir ne tik poną Tadą, ir kitus Mickevičiaus kūrinius. Labai savitų, labai autentiškų, labai artistiškų. Ir būtent manyčiau, kad būtent jo piešiniuose geriausiai yra pateikta kai kurie motyvai iš tos poemos, prie kurio, žodžiu, pono Tado, prie ko truputį grįšiu vėliau. Taigi, ir dabar, žodžiu, tai jisai va čia įdomu tai, kad jisai Andrijolis blogai bendravo su Vincentu Slezinskiu. Man pačiai buvo biškį nauja tie visi šitie dalykai. Manom, kad jie kartu mokėsi Vilniaus Bajorų institute, tai kur autorė manom, kad nepriėjo pačioje klasėje. Vincentas Slezinskis taip pat bus įmės į sukilimą. Ar Vincentas Slezinskis lankėsi, būtent kažkiek iš ties iš jų nebegaliu pasakyti, bet tikriausiai lankėsi, bet kad jie labai buvo susiję su Miško salonu, tai čia visi atsiminėjom, autorė rašo. Na ir žodžiu, Vincentas Slezinskis piešė Kaukos repeticiją, kuri ir nurodė tą Bonoldi ir Pikantį vieną vaidmenį. Paskui, žodžiu, jie labai įdomu tai, kad jie ne tik tais piešė, bet ir muzikavo, kafais kartu muzikavo, vadinasi, ir muzikoje labai buvo artimi su muzika, turėjo gerą balsą. Žodžiu, tai Slezinskis prie Mickevičiaus kūrinių tiek užbėga Petišiukus, kaip grįž savo gyvenimo pabaigoje. Kada jau prastai matė, jau, tai sakant, jis viena, o tada jis pieš besimeldžiantį Aldoną, Aldono bokštą, kai ką iš Kauno Valenrodo. Ir jisai 1890 metais, dar Andrijolis buvo gyvas, jis nupiešė didelį labai gražų Andrijonį portretą. Deja, kai su tokių kūrinių likimas nežinomas, jie nėra rasti arba įvedingi. Žodžiu, Tai kas siejo tuos žmonės, dabar tuos jaunus žmonės, visi jie buvo Žitanas Zaleski jaunesni, Andrijolis gerokai jaunesnis, kas jos atrodo siejo, kas susiejo. Tai čia siejo labai įdomus dalykas, siejo ne tik kūrybą, ne tik tapybą, bet siejo svarbiausia, kas jie arkliukai. Antanas Zaleskis be galo mėgo arklius, tas jodinėjimas buvo, jo jis visur pabrėžė. tą jodinėjimą, tos arklius ir tą veliuoną, iš kurio giminė buvo kilusi. Ir visą laiką paprašė, tai va Andrijolis vėliau rašys apie tai, reiškia, jie buvo jo mirties Zaleskiui rašys, jis savo laiką dalijo į du. Jaunuolių linksminosi, medžiojo, važinėjo užsienį, rengė avantūrinės išvykas arkliais. Specialiai ne bet kaip, bet turėjo tie arkliai kažkam taip pereiti, bet kokią taip pereiti be datą mums tokio, nes šiaip suprastai pajodinėti neįdomugi. Turi būti kažkas tai. Reiškia, ordaitininkų kitą atsitverdavo nuo visų, dirbo, tobulino ir vieną ar kitą jam vienodai gerai pavykdavo. Tai va, dabar galima apie tą, žodžiu, tuos žmonės siūlys, tie visi dalykai. Tai va, būtent jauni žmonės, į tos išvykos arkliais, į tos matyti kažkokį kitokį pasivažinėjimą, pinigės gražus, ypač prie Vilniaus, prie visą kitą, ten pagal Nemuną. Tai va, jie visi atsimins būtent va tokį, va, kad jis buvo Antanas Zaleskis. Bet jie visi taip pat ir Andrijolis įsteigs, kad darė didelį įtaką jų dairį, kad jisai be Antano Zaleskio nebūtų buvęs to, kai jis įvyko dabar. Tai va, žiūrėkit miškyti, va čia Andrijolis, čia jūs sakiau. Dabar man būtent pas Fadas Zaleskį jis nupiešė jo mergaitę, dukrytę, kuri buvo 4 metai, vėliau to dukrytė gyvens Vilniuje. Žodžiu, jai buvo 4 ar 5 metai. Ir tada jis pradeda Andrijolis tapyti ir įvairius, matyti, pieštukų, kai kurie rašoma apie iliustracijas pagal Adomą Mickevičių. Reikia pasakyti, kad tuo metu labiausiai buvo populiarus ponas Tadas, kuris buvo parašytas 1823 metais atrodo išleistas. Ponas Tadas, tai maždaug tuo pačiu metu ta piligrimystė
Žodžiu, ponas Taudas buvo nepaprastai populiarus, rašo atsiminimuose, kad praktiškai visi jauni žmonės vos nemintinai mokėdavo. Dabar kitas klausimas, ką jie toliau ponė tada matėjo, aš vėliau prie to grįšiu. Čia galima daug ką matyti. Ne vien tai gražiai meilės istorija tų gražų. Tai žodžiu, pradeda piešti ir, žodžiu, Zaleskių įtakoje matyti atsiranda pirmieji piešiniai. Aš jau paskaitysiu, kadangi labai užsimanė literatūrą, gal artimesnė negu istorija, nesu grynų veislis fotografas. Žodžiu, tai vat, žodžiu, yra labai įdomus išlikęs laiškas 1884 metais, kai jau iš Florencijos, žodžiu, Antanas Zaleskis, jis iš Florencijos, jis rašo Andrijojui. Aš tik truputėlį parašysiu. Reiškia, sako, vykdo savo Zitos palikimą, tačiau Zita yra. Žodžiu, sutrumpintas jos vardas buvo. Žodžiu, brangus tėve, prašau, parašyk Andrijojui, kai būčiau laimingas susipažinusi su jo žmona. Ir kad jie mane ir Gabrielius nepaprastai nudžiuginti į vasarą atvažiuoti į Velioną. Surastume eiklių žirgų ir surengstume medžioklę, jei jis to panorėtų. Dabar sako, aš spėliau, šį visą neskaitysiu. Reiškia, ir rašo, kad nebijoju, kad išgirdęs tokį planą nusišypsojai. Jau jis tiesiog kreipėsi į Zaleskį Andrijolį, jam sako. Tik pagalvok, koks būtų malonumas plaukti iš Kauno į Velioną skaidriu Nemuno vandeniu, kur bemaž kiekvieną akmenį esi nupiešęs. Ir visą tai parodyti savo mylimai žmonai. Raudondvaris, kur vaikystėje praleidai tiek malonių akimirkų. Tu nuostabioji Velionė, žmonės Zita, Krimsijus kaip sesuo, o žirbužiai, o Lietuvos miškai, o jodinėjimas, o maudymasis Nevone. Geriausia ten būti Liepą rugpjūtį, aišku, dėl jodinėjimo ir maudymasi. Išties man tos vietos sukelia nuostabių šviesų prisiminimų. Ir tada jis rašo, kad žmonė jau minė, reiškia, jis rašo ir sako, pirmoji žmona mirė ten, bet rašo, kad, reiškia, jie bus su žmona jūs apkabinami ir jei galime prašome porą žodžių apie save. Tavo senas, kabutėse, tėvas Antanas. AZ. Ir paskutinis labai sakinys, kuris verčia baliuotinį ašaroti, tai bus išsvajojau apie Velioną, kad vietoje Florenciją parašiau Velioną. Žodžiu, tai vat, ir žodžiu, ir tai vat, žodžiu, va tokį, vat, kas yra išlikę, aš turiu daugiau. Nu, va čia Jizeta Konstancija, kaip atinė, Blevis Indauiškai vadinė Zita. Taip kitko ir kalbant apie jo giminę, tai vat yra, žodžiu, pagal Reginos Kažiniauskienės ir išleista nauja knyga apie Velioną, kas domisi žino šiaip mano veikalo. Žodžiu, pagal ją Zita buvo rinkusi meną, dailę literatūrą, rašė kadaise Nenderio slapyvardžių. Nenderio slapyvardį tikrai aš esu užtikusi įvairių literatūrų Nenderį, bet negalvoju, kas tai yra, nesiaiškinau. Rašė apie pirmą lietuvių parodą ir Vitančinėke pabrėžė, mokėjo lietuvių kalbą. Kelis eilėraščius buvo skiriusi Čiurlioniui. Vadinasi, ta pati dvasia. Vėliau, reiškia, jin buvo Velionos dvarininko dukters Michalinos Zaleskytės, vėliau grafienės Kosakovskienės, apie ką ir išleista knyga lietuvių literatūros ir kalbos pasitykų, tai paremta Kažiniauskienės. Ten yra jos eilėraščiai, nepaprastai puikiai knyga, įsigykite, jeigu kas nematėte. Žodžiu, nėra pusėselė. Žodžiu, ir čia va tai giminystės ryšiai. Dabar žinoma, kad kaip kalbama, kaip rašo Kažiniauskienė, kad Michalina Zaleskytė buvo įsimylėjusi Andrijolį, matyt, pažinojo ne vieną sykį. Manoma, kad Andrijolis slapstėsi būtent Velionoje, po sukilimo, kad tai dar pabėgęs, apie tai dar kalbėsiu. Žodžiu, tokie buvo Edgar Sudenergen. Dabar tokie buitiški piešiniai, reiškia, kurie yra dainai buitiški, bet jie, tai yra likę. O dabar įdėjom iliustracijas, tai jos buvo publikuotas tai Gišinskio kalendoriuje, kurios yra, ir jau tėmų pasižiūrėti, man labai daug kas jau yra šitą Zaleskio iliustracijų, labai daug yra žirgų. Būtų žirgais, buvo tiek įsigilinęs į pažirgus, kad galėjo vėl nupiešti įvairioje pavydale. O toliau pavadykime, aš čia visko neįdėjau, čia aš jau kirėta 30
Vat visokiais kelionės, viskai, nuostabus akliai, nuostabus žirbiai, čia, numušė senas kelnys ir važiuoja. Tai va, nepaprastai, bet aš įspėk, man jis labai primena tas paveikslas. Tai būtent Adomo Mickevičiui, Jurgos Mickevičius 1855 metais, ten Stambulas, į Stambulą važiuoja, reiškia, tą stovyklą, kurioje Lenkų legionai, ir išlikę du piešiniai, ir jie yra jau kas bus į tą Stambulę, tai čia yra ta Sibirinė dalis atrodo, ten yra muziejus, ir ten ant muziejus siena yra originalai. Tai yra vienas grįžkite apie tokių, vienas nepaprastai yra gražus, tai irgi pavaizduotas Mickevičius Adomas joja ant arklių, o šalia jo toks juodas šuniukas. Tai va tas anekdotas yra, kaip apie jį šitie plegiami žmonės, kurie ten buvo toj stovykloj, ruošdamės jiem, reiškia, tuos legionus, ruošdami kautynėms, kai sakydavo, kad tas šuniukas šuo jį taip įsimylėjo, kad visą laiką tik su juo laksto ir pasibėga. Labai labai panašus vaizdas. Manyčiau, kad čia buvo įtakoja kažkur vėlgi su Adomu, su tokiu laisvu kažkokiu stiliumi. Ir būtent, žodžiu, ten buvo ta Adomas, tai galime, ką jis tie veikia, tu galėčiau jūsų paskaitų paskaityti, nes iš tikrųjų ten buvo labai dažnai dalykų. Tai va, toliau klausiausi dabar iš Čerbičinsko albumo yra įvairios jo iliustracijos. Va irgi, žodžiu, jas yra publikuota, šitie vyro leidiniuose dėta. Dabar sustosim čia. Dabar visi šitie žmonės vienai kaip kitaip įsijungia į keliamą. Dabar pats aktyviausias turbūt buvo Antanas Zaleskis. Ir buvo paskirtas trakų apskirties apygardos viešininku. Ir tame komitete lankėsi jo brolis Ignotas. Reiškia, jų tikslas buvo kviesti jaunimo burtis ir aprūpinti sukilėlių dalinius maistu ir apavų, turbūt ir ginklais. Tačiau 1863 m. sausio pradžioje, vadinasi, dar neįsijungęs į sukilimą, jis buvo įskųstas. Įskųstas dėl to vietinių žmonių, kad per daug žmonių lankosi, neaišku, ką jie tam daro, kuo jie užsiima, ir rūmai, kuo jie tame dvare visą laiką lankosi. Tai buvo išskųstas ir archyvas yra žinoma to žmogaus pavardė, ir jis buvo suimtas ir nuvežtas į Minską, paskui į Vilnių grąžintas, ir tik po metų, 64 metais vasario 10 dieną, jie visai dėl gandų, žodžiu, yra jo tardymo byla ne viena yra istorijos archyve, jis buvo dėl gandų apie maištininkų ginklų formavimą, jis buvo išsiųstas su nepilnamečiu sūnumi Mykolu. Reiškia, ištremtas į Latvijos guberniją. Ir atskira byla labai įdomi skirti ir jo sūnų Mykolui, kad ištrėmė į Zaleskį, dailininkai Mykolui atskira byla. O tam sūneliui, jeigu aš nežinau, jis buvo 10-12 metų, žodžiu, bet atskira byla ją. Žodžiu, Latvijos gubernija. O jo žmona Marija, buvusi mirė 1820 metais, vadinasi, Ziutą paėmė giminės Vilniuje, buvo vyresnė, o sūnelį ištrėmė. Kaip reiškiasi, kaip rašo, kaip nepatikimi visuomenės ramybei pavojingi žmonės. Žodžiu, man tai tie tardymo dokumentai priima ir labai primena situaciją, kuri šiandien. Rusai dažniausiai tuo metu dokumentuose tą nutartį, kodėl ištrėmė, labai dažnai neformuodavo tiesiogiai už dalyvavimą sukilime, ką jie rasdavo, kad pavojingi visuomeniai, kad daro kažkokią blogą įtaką visuomeniai, kiek kažkur, tai jie pavojingi, kad mes liktai geriečiai esame, mes čia galėtumėm bausti, nebausti, bet pavojingas visuomeniai. Tai vadinasi, tave reikia bausti. Žodžiu, tokie labai įdomus yra. Čia galbūt būtų kita kalba ir kitas tyrimas objektas. Tai va, Kaščiutiškio dvare buvo 7 kaimai. Dvaras buvo 63 metų birželį sekvestruotas. Ir paskui, kadangi jis turėjo labai ypatingų pažįstamų, tai labai galvojo grafienė Sofija Mastovska iš Vilniaus, kuri matomai tiesiogiai kreipėsi į Vilniaus generalgubernatorių, o tuomet, kaip žinote, pažintis į pinigėlį visą kitą turėjo didelės reikšmės, jis sugebėjo prie jo prieiti, tai kad prašė leidimo dėl jo sugrįžimo, ir 67 metais jam buvo leista grįžti, reiškia, netgi mėnesį praleisti Vilniuje, sutvarkyti savo reikalų,
Na ir viskas, daugiau jokio vedimo. Jis nuvyksta į Varšuvą, ten antras iki veda ir su savo žmona jisai, reiškiasi, apsigyveno Florencijoje. Ir sūnui Mykolui taip pat neleidžia apsigyventi Vilniuje, nors sūnus Mykolas prašė. Dabar į sukilimą aktyviau sukilimą, kadangi jis tuo metu dar nebuvo suimtas, įsijungė Zūbiškių pravo savininkas, jo brolis Ignotas Zaleskis. Tai jis buvo labai susimetavęs, susijęs su Felikso Vislouko būriu. Ir tas būrys lankėsi jo dvare Zūbiškėse, ar tada jie turėjo valtis, ir ten per valtis galėjo perkelti kitą pusę, žodžiu. Ir būtent šitame veiksmuose dalyvavo Vladislavas Buchovskis ir Vladislavas Domopolskis, kurie dalyvavo, ir kiti prisijungdavo. Išsai tokia aktyvesnė veiklos, kai darosi iki, veikti. 63 metų Liepą jis buvo areštuotas. Jie buvo sugauti prie tokios vienos bažnytėlės, nebuvo išdavystas. Sugauti ir čia yra išlikęs vienas iš įdomesnių dokumentų, tokių aplamai iš tokių, nežinau labai daug, žinau Antanas Totaris ir antrą, kurį žinau, kad buvo tardyti visi dvaro valstiečiai. Ir valstiečiai nepabuvo, ir 63 metais, Liepos mėnesį, jie tiesiogiai pačiam Muravjovui, aišku, už juos kažkas tai parašė, jie parašo raštą. 63 asmenys pasirašo, kad jis nekaltas, jo namuose niekas nesirinkdavo Zūbiškėse, kad jis buvo labai atsakingas, kad labai rūpinosi valstiečiais, kad leido jiems užsiimti savo verslais, kaip prašoma kažkokie tik neaišku kokiais. Ir reiškiasi, kad jų ponas tylus, ramus ir toliau ramiai gyventų, kaip gyvenė. 63 žmonės. O tokių nėra daug. Paduodavo raštą ir tas raštas, reiškiasi, aišku, nebuvo patvirtintas, jį, reiškiasi, jis gauna konfirmaciją, išsiųstas iš Nižegorodsko guberniją. Dabar grįžtant prie Tomo Zaleskio, prieš patį venimą jis iliustravo ponę Tvardovską. Tai čia, kad ponė Tvardovska irgi sukeltų labai daug įvairių jungčių, jeigu tai pasižiūrėjus. Aš turiu tik kalnės iliustracijas, aišku, vienas yra prieinamas, ir žinomas jums tos ponės Tvardovskos turinys, tai žinomas visiems, ir žinoma yra ponė Tvardovska. Trumpai priminsiu, kad, atsiranda Mefistofėlis, reiškiasi, pas tą poną, sako, tu man pažadėjai save, tai dabar aš atinu tavęs pasiimti. Ir tas Tvardovskis, jisai sako, kad gerai, aš su viską sutinku, bet išpildyk man tris reikalavimus. Ir vienas reikalavimas realiai sutinka, vienas reikalavimas, kad būtų žirgas, taip atsiranda žirgas, kitas reikalavimas išsimaudyti šaltame vandenyje, įsilenda velnis į vandenį, išsimaudo, o trečias reikalavimas, kad tu pabūk vyrų mano žmonai. Velnias nebežino, ką daryti, tai pabūti vieną savo žmonę, jis nori pabėgti, Tvardovskis sugeba langą uždaryti, uždaro tą langą, tada velnias pro skylutę pabėga. Takis keisavėlis, jie vėl galėtume pabėgti. Bet čia penės iliustracijos yra labai gražios iliustracijos, čia suikasi, jie skaitoma kaip vienas iš pačių geriausių vienas iliustracijų Adomo Mickevičiaus, būtent ponė Tvardovska. Labai daug visų įdėta, čia žiūrėti, tas leidysime mokslo akademinių projektus, 5 mokytojų, pravalykim toliau. Ir aš širelį padūkiu, ne, čia tai jau sekantos viso. Velnias vandenyje šukuria maudosi, bet šios tame. Vis tiek jisai perlygų per save, dabar tas velnias su jo kalbasi, bet to trešėjo pasirinkimo ėjo palūkonuoska. Ir velnias viskas, vėl iki negali jis tas išaugimo. Ir jo galėtum pasakyti, kad aš tiesiog nežinau, bet gal aš biškai nusikalbu, bet Adomas Mickevičius buvo galbūt vienas iš tų pirmųjų, kurie moteriai suteikė pilietinę prasme. Ne šiaip sakant, namų šeimininkė, kad ten, taip sakant, vyro globėja, ar užpalė kaip nori,
Bet moteris irgi tampa figūra, jeigu kalbant apie Konradą Vailą, tai kalbant apie Kryžiaus veidus ir panašiai. Figūra, o jį užbėgus iš akių, taigi 31 metais jis pirmasis po sukilimo garsinė Roma arba Emilija Pliaterytė. Jeigu neįsiginėjo tas eilėraštis Vagotė, Emilija Pliaterytė būtų tiek žinoma, nes 30 metų sukilime moterims nepadrausti dalyvauti, tai kiek aš žinau, buvo ar 4 ir 5 be Emilijos, bet jie mažiau žinomos, jos taip pat buvo su ginklu. Tai žodžiu, ir va toks įdėbirmas siekį, nuo ko galime susigavom planuoje, kuriam reikia įsigasti materiją, o atėjo materija išpiplo, o paskui išlėkė. Tai žodžiu, labai gražiai. Ir čia jis yra prieš pat sukilimą. Ir knyga išėjo 63 metais, sako, ir aš cituoju, pirmas leidimas, tai jau vargu ar jis tą knygą matė, jis jau 63 metais buvo suimta, tai jis galėjo žinoti, jau buvo išleista, kad jis buvo tremtyje, ir turbūt jis pats jos nematė šitos. Ir Andrijolis, dabar apie Andriolį aš jums jau žodžiu kalbėjau, dabar kavašinėlis toks yra, ar jūs man galėtumėte sakyti kas nors, taip sakant, Andrijolis, jeigu nekai pakalbam, tai žodžiu, jis labiausiai žinomas, kad jisai kovojo Teodoro Narbuto būryje. Ir vienas iš pačių žymiausių jų piešinių, būtent Andriolio, ir yra, vėliau parodysim, tai vėl yra, žodžiu, būtent sukilimo motyvą. Jis jo yra piešinys labai garsus, kad išneša Teodorą Narbutą, tai yra Narbuto sūnų Liudviką iš mūšio lauko, paskui sukilėliai medžiasi prie kryžiaus, paskui vienas labai įspūdingas piešinys, jau kas įdomėtumėt, man bene pats įspūdingiausias yra, kuris vaizduoja tardymą Sirakausko. Ir ten čia Sirakauskas prieš tą Megalogų tardytoją išdirbus stovi tokia asmenybė, kad atrodo, ką jis nupiešė. Ogi mes žinom, kad Sirakauskas buvo sužeistas, jisai nevaikščiojo, jisai nepaėjo, bet va toks piešinys, kuris išaukština tą asmenybę apskritai. Tai yra nepaprastai gražios nepaprastai gražios iliustracijos. Bet man čia yra, žodžiu, tėvašė, kai būtent pasakysiu, kad irgi buvo neeilinė asmenybė. Žodžiu, manoma, kad jam pavyko pabėgti po gegužės 4 dienos mūšio prie Bugaičio Varėnos rajone, kur būtent ir mirė Velykas Narbutas tame mūšyje. Na ir manoma, kad būtent tada jis išlakstėsi į Veliuono Zaleskių dvare, nes Veliuono bažnyčia, tuo metu, kad tėgyva buvo numištas jo paveikslas. Ir paskui spalio mėnesį jį surado ir įkalino Kauno kalėjime. Jam pavyko 63 metų pabaigoje, iš tikrųjų neįsivaizduoju, kaip tai buvo galima padaryti, bet jam pavyko suorganizuoti grupinį pabėgimą, jis pabėgo ir atsidūrė užsienyje, gyvena Anglijoje, Prancūzijoje, tačiau žinau, žmogus tai, taip sakant, patriotas, kaip jis be tos Lietuvos gali gyventi, o be to taigi iš viso reikia kažkur dalyvauti ir panašiai. Tai jisai 66 metais bando nebegali sugrįžti, labai yra išsamei aprašytas visas jo sukavimo procesas, kaip jį gaudė, kaip jį surado, ir tada jisai reiškiasi prie Moldavijos išduotas, siuntas, įkalintas Vilniuje, tardytas, gal 15 metų kalzotas dargų. Na ir vėlgi įsipina įtakingi asmenys, kurie matyt buvo turtingi, galėjo caro valdininkus papirkti. Jisai, reiškiasi, nuosprendis sumažintas, jisai ištrėmimas į Viatką. Na ir po 1831 metų negauna, gali jau grįžti, bet į Vilnių jį neleidžia. Ir tada jisai apsigyvena Lenkijoje ir Mečto Varšuvoje. Polonsko kapinėse jau kapinės yra. Taigi dabar, žodžiu, ir jisai sukilimo tema praktiškai tapė visą gyvenimą, labai daug yra jo išsilakę išlikę. Ir bežiniausias, kaip sakiau, tas projektas Naplio paletys. Dabar man klausimėlis jums būtų. Va čia yra parašyta šitą nuotrauką, duoda Antanas Andrijolis kalėta. Lygiai tokia pat nuotrauka yra ir Antano Juškos, labai panašiai sėdi įsidrėkęs irgi kėdėj, taip pat parašyta Antanas Juška kalėjime. Kirtų klausime, kas fotografavo, kokiu tikslu fotografuotojų kalėjime.
Ir šiandien taugai per žmogus sėdėtų kalėjime, šimtorių viskas ta taugai įsitaisė, tik rūbai pakeikiais, kad jau kalina, o Ventanas iškapė promeksengas dvasininkų rūbais. Taigi va, kiek klausimėjimas iš kur tos nuomonkas, kol kas atsirando ir kokio tikslo darė. Mano supratimu, kad čia buvo, aš negaliu dabar 100% garantuoti, kad specialiai kaėlė pakvietė vieną fotografą, fotografas nupiešdavo ir tada jų paveikslus rodydavo žmonė, siekdami rasti bendraminčių, kurie bendravo dėl Antano Juškos, jis buvo visiškai tikra, nes yra 4 bylos apie jo suėmimą. Dabar Antanas Zaleckis, aš jau minėjau jo iliustracijas, aš minėjau ponę Gvardovską, dabar Andžejoris, reiškia, labai išgarsėja, tampa pripažįstamas visur Europoj, turbūt vienas iš pačių žemiausių dailininkų tampa, ir to plaukit. Vienas iš jų, tai yra, skaitosi, kad tai geriausia iliustracija, tai yra ponas Tadas. Dabar ponas Tadas, jisai piešia to pono Tadą iliustraciją, dar įvardomas Tašikiškėse, paskui minėjimo, kad jisai piešia iliustraciją, piešimus ir panašiai, bet šis buvo išleistas filmas leidimas, aš nežinau kada, bet čia va po šitą knygą parodysiu, jie susirašinėdavo apie šitą poną Tadą, tai po šito leidinio, šito, kuris tau yra, tai Zaleckis jam rašė, kad ten pažino Saviškį, gyvenusius Karklokaičių ir Dubiškį, Stribeiką, Murašką ir kitus savo gerus kaimynus. Be abejo, kad tokio tipažo yra. Ir, galima būtų priminti, kad maždaug tuo metu prieš savo mirtį Andrijojas 1825 metais, kai jis vėl atvyksta į tas vietovės, lankosi Paparčiuose, aiškiai tų dvarų neberanda, ten yra rašoma, yra taip įdomu nesirašinama, yra publikuoti, jis bando aplankyti tas metas, kuris jam buvo artima. Žodžiu, ta Lietuva visą laiką buvo nesąmonė, pasąmonė. Taigi ponas Tadas. Taigi šitas veikalas, manyčiau, kad viena iš pačių geriausių iliustracijų, jinais išleista 1982 metais Lvove. Žinoma, aš ne tą datą turiu. Aš turiu 2006 ir 2009 metais, jie pakartojo leidimo, koks buvo. Išleistas Lvove, vienas buvo įrištas sodą. Aš specialiai važiavau tada į Lvovą, važiavau į Ukrainą, taip daug sykių važiavau, kad tą knygą gauti. Aš žinojau, kad jinais išėjusi, aš ją gavau ir padinių viršių neįstengiau nupirkti, jis buvo vadingi. Atsivežiau tą, kad čia yra jo iliustracijos, čia yra kad dvasinė būsena, kad tau galbūt ir nieko nereikia, kad vis tiek tą knygą turi turėti, žinoti, kur nes yra padėta, nes kartais gal naktį tu atsikeli, to kažkada vis pelėti, nežinau kodėl. Žodžiu, turi būti, taip sakant, jinai tikrai nepaprastai graži knyga. Žodžiu, dabar matomai yra daugiau iliustracijų, negu kad yra padaryta. Toj knygoje nėra šitos iliustracijos, žodžiu, labai daugiau vaizdų. Žodžiu, ir vėl dabar remdamasi šitai paskaitai, žodžiu, nes šiaip pasakoti be jokios intrigos man pačiai neįdomu. Būtų, žodžiu, man pačiai reikia kažkoks intrigos, nes kaip man pačiai įdomu, ką čia sakys ir kada gimė, kada mirė.
Aš vėl tada pradedu žiūrėti lietuvišką leidinį Ponas Tadas, patį garsiausią, knygos neatsinešiau, nes labai būtų sunku per viskas. Tai yra Adolfo Mickevičiaus Ponas Tadas, versta Putino Vilniaus Marcinkevičiaus ir išleista 1934 metais. Tokia raudona knyga raudonų maišelių. Ten yra iliustracijų, visi mes turbūt turime, žinome, kokie tai leidiniai. Ir dabar žiūriu tas iliustracijas, jos yra labai nekokybiškos, yra, kai jas nemėgiame tai kalbėti, yra epilogas. Epilogas. Dabar epilogas tai yra arba pabaiga, šitai buvo lyg reiškia, pabaiga epilogas. Bet yra lyg tai apibendrinimas visko, ne? Ir parašyta įvade gale, palikusiems tėvynę nelaimingą, reiškiasi epilogas, reiškiasi, kad man buvo, kas sukilėliai reikalams įsiudėjau ginklus ir rašyta, kad šitai yra epilogas. Vadinasi, kūrinio panašyta 1834 metų pavasarį, kai jau Ponas Tadas pirmas leidimas buvo išėjęs, vadinasi, po Pono Tado, kažkodėl ir čia yra pridėta epilogą. Epilogas. Tai epilogas prasideda tokiu meliūstinu. Aš jums paskaitysiu. Epilogas. Ką dar gali Paryžiui prisiminti, kur miesto triukšmas baigia nukankinti draugstų keiksmais, melu, tuščiom svajonėm, vėlyvų gailesčių, vaizdais, dejonėm. Oi vargas mums tą valandą siaubinga, palikusiems tėvynę nelaimingą, nes kur tik eina, sėja piktą gandą, kaimyno vietoj priešas atsiranda, grandinėm apkalti, palenkęs sprandą, privalom atiduoti ir savo širdį. Epilogas. Jeigu gale, tai kaip ir nieko, bet jeigu pačiu pradžiai. Natūros dar kyla tas klausimėlis, žodžiu, ir aš vis tik būčiau linkusi manyti, kad tai turėjo būti pradžioje pabaigoje, nepaisant visko. Galbūt čia mano visa nuomonė, bet tada kyla klausimėlis, turbūt visi skaitė Poną Tadą, ten, žodžiu, tai turbūt yra daug kam parankinė knyga, čia yra baisiai daug gamtos vaizdų. Čia yra tiek daug gamtos vaizdų, tiek daug prasidėtos gamtos ir atrodo visa ta gamta stovi prieš tą baisumą po sukilimo, tos visas žudynės ir tą jau Paryžių, kuris jis turbūt ir negalėjo po Paryžius, Sankt Peterburgą negalėjo pakęsti su eilėraščius įrašė, iš viso buvo baisus, nes tada nuvyko Sankt Peterburgą, o tik po Kaunas. Man daug jau kakydasi Vytverių metų. Žodžiu, kai Paryžius jam nebuvo artimas, tai va tie gamtos vaizdai, pavyzdžiui, jie tartų asmenį visą šitą, kol Lietuvoje grįžti. Ne dėl tos meilės istorijos, nes tai meilės istorija irgi svarbi, bet tai meilės istorija vyksta gamtos fone, vyksta tavo šalyje. Ir man taip atrodo, kad visiškai gerai, kol ir gali Paryžių prisiminti, va tu skaitai gamtą. Nu, žodžiu, nema pačios, ir tie verstų pagalvoti pačios paskutinius to epilogo eilutes. Žodžiu, kai aš čia paskaitysiu iš šio leidinio, žodžiu, iš tų Pono Tado lietuviško vertimo, galbūt ne visai atitinka, žodžiu, juk būdavo po Liepą tą suėję, apie Justiną skaitėm atsidėję, ar klausėmės istorijos Venclavo, ne tai būtų, kuris apie gamtą rašo, o kad draugus man būtų tokia laimė. Išvysti šias knygas pasklidusiame kaime, kur moteris bemintamos ratelį užtraukė dar jų mėgstamą pasmelį, kaip smuikeliu begrodama apie menį, per savo muziką žąsis paganė. Kaip lyg aušra skaisti gražina šlaitė, kas vakarą žąsis prie upės skaitė, kad lygiai taip sulauktų kaimo meilės, šios paprastos, kaip jų rainelės eilės. Ir paskutinis tugelis. Ir mes pradėjom pavydėti dailiams. Mes, reiškia herojai šitą visą Poną Tadą, ne? Ir mes pradėjom pavydėti dailiams, kurių šlovė per kaimus nuskardeno, kuriems už laurus kapitono seno, kur kas brangesnis ir vėlesnis būtų vainikas iš rugiagėlių birų. Tai va. Manyčiau, kad tai būtų labai geras įvadas, o ne gale. Aš čia tik taip kitku, pavyzdžiui, tokius dalykus darydamas, jeigu rimtai pasižiūrė, yra baisiai daug neatitikimų.
kai darai kokį straipsnį arba mokslinį darbą, tu jį nepastebi, nes tau jų nereikia. Tau nėra laiko gilintis į kažkokią tai eilutę ir tu praleidi tos dalykus ir gaunasi viskas lyg iš paviršiaus. Vaikai turi laiko sugrįžti, įsigyti, pavartėti, pasiknisti savo biblioteką, tu labai randi labai daug dalykų. Dar daug Mickevičiaus aš labai randu pražiūrėti dalykų, ta medicinos potraukis buvo nauja, ir kitų dalykų randu ir ką norėdama baigdam. Aš nesakyti, kad pavyzdžiui, jo visi kūriniai, Anastadas ir Kiki, Bičia Števak, man yra paveikinė knyga, nežodžiu. Sakau, reikia lenkiškai skaityti, nes yra ritmas, čia ritmo nėra. Žodžiu, rašyta ne tada, ne žmonėm, rašyta šios dienų žmonėm, šių dienų gyventojams, tai šias dienas. Žiūrėkit, kaip jis rašo, va tada rašo, ir atseikėjo jiems Dievas, nes didi lietuvių tauta Lietuva susijungė su Lenkija, kaip vyras su žmona, dvi sielos viename kūne. Ir nebuvo niekad iki to tokios tautų sąjungos. Bet vėliau bus. Ką mes matom? Europos Sąjungai, ne? Žodžiu, ir baigdama aš jums noriu paskaityti vėl, kadangi padėjau šitą naudą. Tai baigsiu paskutiniais žodžiais, kurie sako. Žodžiais kalba ir labai gražus eilutės. Sūnaus išganytojo, kuris nukankintas ir nukryžiuotas, prisikėlė šlovingai karaliauji, prikelk iš mūsų tėvynę. Dievo motina, kurią mūsų tėvai pavadino Lenkijos ir Lietuvos karalienė, išgelbėk Lenkiją ir Lietuvą. Lenkija ir Lietuva. Ir paskutinis studelis, kuris tinka mūsų laikais, mūsų tėvynės nepriklausomybės, vientisumo ir laisvės prašo viešpatį. Mums Dievo sūnaus ir šventosios dvasios amen. Aš jums taip norėjau pasakyti, mes galim dabar turėti nebeskubiai bandyti valdovų rūmus, išipti puštisiau. Norėčiau, kad nespėtų valdovų rūmus, bet žinokit, tema yra, kur kiekvienas, ir jūs, ir jis, ir matau čia pažįstamų, ir mano kolega, ir viską žinantis Romanas, kuris aplamai turbūt viską žino. Žodžiu, jūs galėtumėt irgi įsijungti tą pokalbį, galėtumėt diskusiją. Vieną dalyką, ką aš pastebėjau, kad pavyzdžiui, kažkaip jis kalba apie Bomą, jis vien tik stengiasi likti apie tą atkūrimą Lenkijos ir Lietuvos kaip vienos valstybės, abiejų tautų respublikos. Bet jeigu paskaitot piligrimystę, paskaitot laiškus, kalba skiriat Lenkiją ir kaip ir reikia Lietuvą. Tai nėra daug dalykų praleisti. Galėtume mes antikalbėti, kodėl. Žinoma, jo paskaitas, kurios skaitė Paryžiuje, iš pradžių, kad Lietuva jau kaip ir nebeprisikels, ir taip sakant, o jau paskui galvoti taip, kad turi ateitį, panašiai paskeitėsi. Jau tėvų Rygoje, tai sako Dievą, kas labai dažnai necenzūruojama. Man tai yra, nežinau, kaip čia pasakėt, man dar tu labai smagiai, kad lygiai taip pat galima būtų kalbėti apie kursiokalio, apie jų ryšius tapusi, bet metus kartu mokys. Tai Namas Nestevičius, Simonas Daukantis. Irgi būtų malai pastebėjo, manęs pakėliau kai kurias bylas, radau tokių dalykų, kam šiandien nebuvo atkreipusi dėmesio, kurie galėjo kartu lankytis, kurio pažiūros galėjo sutapti, kaip pavyzdžiui Miškas atsarina pas tą metodą, ir pas Simoną kad tai Miškas, kas to yra ir panašiai. Čia būtų jau kitos temos, bet be abejo, tie ryšiai buvo ir su kultūrinė vaizdas buvo tas pats. Tai aš jums dėmesį, labai malonu, kad atėjau, tai galvoju, niekas matys, kaip mes kalbėjome. Labai malonu, kad atėjo turbūt ir žinantis, ir nežinantis, aš stengiuosi. Ačiū jums.